Ministrė, porą dar sakinių lietuviškai. Gerai. Galima apie sankcijas. Visų pirma, žinom, kad Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija yra labai, siūlo, visada pasiūlo netgi konkrečius sąrašus, kągi galima traukti naujų sankcijų paketus. Tai gal galite atskleisti, ką siūlot į 10 sankcijų paketą aptarti, kurį įtraukti, kurį šiandien aptarsite. Paprastai neskleidžiam, tol kol darybos nėra pasibaigusios, arba šiuo metu jos netgi yra, tiesą sakant, tik tai dar prasidėjusios. Vakar naktį vyko aptarimai pateiktų sankcijų, bet galiu tik tai pasakyti, kad tarp jų yra vėlgi pavardės asmenų, yra kai kurios sektorinės sankcijos. Tai nebereikia, sakyčiau, tikėtis labai didelių žingsnių. Dėl to, kad matom, kad procesas vis sudėtingėja, bet nepaisant to, nuolat tą kartelę šiek tiek stumiam pirmyn. Man asmeniškai yra svarbu, kad būtų grįžta prie diskusijos, kuri jau buvo ir anksčiau, tai dėl Rosatomo. Manau, kad tikrai tai yra viena iš, ir kaip ir sektorius, netgi visos atominės energetikos sektorius arba jos pagrindinė įmonė Rosatomas tikrai gali būti sankcionuojami ir tikiuosi, kad nevengsim to pokalbio, kuris keli jo etapai jau yra uždaryti, bet aš tikiuosi, kad mes toliau galime tą patį diskutuoti ir atrasti sutarimą. Sankcijos ir Baltarusijai, tas yra įdomu, norima dabar, kaip suprantu, Briuselyje suvienodinti. Taip, yra siekis suvienodinti sankcijas, Lietuva taip pat palaiko šitą procesą. Manau, kad yra teisinga, dėl to, kad galime išvelgti tam tikras tendencijas, kai sankcijos yra galimai bandoma apeiti, pasinaudojant būtent tam tikromis išimtimis, kurios dar yra taikomas Baltarusijai. Dėl to suvienodinimas sankcijų iš esmės uždarytų kelius per Baltarusiją prekiam pasiekti Rusiją. Dėl 500 milijonų paramos Ukrainai ginklais iš European Peace Facility, kaip suprantu, sunkus klausimas šiandien? Sunkus klausimas, šitas šiandien taip pat bus sunki diskusija. Pažymėtina, kad jinai yra šiuo atveju jau ne teisinė, ne kokia, neieškant kokių nors teisinių argumentų, tai yra grinai politinė diskusija. Dežavų tam tikras. Tam tikras dežavų, kuris kartojasi praktiškai kiekvieną tarybą. Ir, ministrė, paskutinis klausimas dėl tankų. Ukrainai vakar Annalena Baerbock dar kartą pakartojo, kad netrukdys Lenkijai ir kitoms šalims suteikti tankus Ukrainai, jeigu jos vokiškus tankus perduoti Ukrainai. Ar to pakanka? Aš nesu dalyvis Vokietijos vyriausybėje vykstančio debato. Labai remiu kolegės Annalenos Baerbock poziciją. Jinai nekartą yra išsakiusi savo poziciją, kuri yra labai artima ir Lietuvos pozicijai, tiesą sakant, ar Baltijos šalių pozicijai remianti Ukrainą. Aš tikiuosi, kad jie žodžiai bus rezultatyvūs ir galų gale nebereikės laukti dar vienos dienos, tol kol bus tankai patikti, bus suteikta galimybė Ukrainai tiekti tankus. Bet kaip suprantu, siekis ir jūs, jeigu būtų jūsų valia, tai jūs pasakytumėt, kad ir Vokietija turėtų perduoti savo tankus. Bet nėra mano valia. Ačiū.